Aš kapitonas Lyzy iš Islandijos, kur gaminami Lyzy žuvų taukai. Sveika ir natūralu nuo gimimo. Eurovital, kad vaikai augtų stiprus ir laimingi. Eurovital, pagaminta Vokietijoje. Tikiuosi įsidėmėjote patarimus. Na, o jei šią temą turite ką patarti kitiems tėveliams, būtinai mums parašykite. Lauksime jūsų laiškų. Keliaujame toliau. Dabar bandysime paneigti arba patvirtinti mitus apie vežimėlio pravažumą. Jūsų dėmesiui mūsų eksperimentas. Kviečiu žiūrėti. Ankstesnėse laidose jau esame dalyje patarimų, kaip kūdikių besilaukiančioms mamoms derėtų rinktis vežimėlį. Šį kartą nusprendėme atlikti eksperimentą ir išbandyti mamyčių jau pasirinktus vežimėlius. Kitaip tariant, palyginti klasikinę ir sportinę važiuokles, nes dažniausiai tai būna vienas svarbiausių kriterijų renkantis transporto priemonę būsimam mažyliui. Nuo pasirinktos važiuoklės priklauso ir tai, kaip vežimėlis riedės viena ar kita danga ir ar bus patogus tėvams bei mažyliui. Kaip mūsų laidos ekspertės ir mamos Indrės iš laikinosios sostinės atgabenti vežimėliai atlaikys išbandymus, netrukus pamatysime. O prieš tai susipažinkime su mūsų eksperimente sutikusiomis dalyvauti mamomis. Aš noriu, kad vežimas būtų lengvas stumti, lengvas nešti, saugus vaikui. Man svarbu, kad būtų 4 dideli ratai, nes man nėra svarbu, kad jisai būtų lengvas. Man atrodo, reikėtų kreipti dėmesį į tai, kur tu gyveni. Tai jeigu gyveni užmiesty, vežimas gali būti sunkus, bet svarbu su dideliais ratais, pripučiamais ratais, kad būtų geras pravažumas. Jeigu gyveni mieste, tai vežimas turėtų būti lengvas, ar ne, vėlgi galėtų amortizacija nebebūti tokia gera, nes daugiau asfaltų važinėja. Mamyčių nuomonę išklausiusi vežimėlių ekspertė patarė nepamiršti atkreipti dėmesį į tai, ar patikęs vežimėlis funkcionalus, ar turi tokius priedus kaip automobilinė kėdutė ir sportinė dalis, kurių gali prireikti ką tik gimusiam ar jau paaugiaisiam vaikeliui. Ir be abejo, nereikia bijoti išbandyti vežimėlį ne tik parduotuvėje. Kad tikrai žmogus suprastų, kas yra ne parduotuviai pastumdžius pirmyn atgal, bet konkrečiai važiavimo sąlygomis, kas yra jiems tinkamiausia ir geriausia. Lygiai taip pat suskleisti, išskleisti, įsidėti bagažinę, pasimatuoti, susidėti lopšį, pažiūrėti, kaip telpa visos dalys mašinoje, tai yra svarbu. Kągi, eksperimentą pradedame. 3 vežimėliai išsirikiavę rieda parko takučiu. Vienas klasikinė važiuoklė ir 2 skirtingi manevringais ratais. Rodos visi važiuoja be priekaištų. Pasikeisdamos, mamos bando juos stumti į lygią asfaltuotą dangą. Kadangi šioje atkarpoje sunkumų nebuvo nė su viena važiuokle, sukame į miško keliuką, kur šakos, nuokalnė ir nelygumai neišvengiami. Ir kągi mes matome? Klasikinis didelių ratų vežimėlis susiduria su kliūtimis, jas įveikia siūbuodamas, tad niekiek nepurtys lopšyje miegančio kūdikėlio. Nuo vežimėlį su manevringais ratais, nors stumti sekasi ir lengvai, ant miško takelio pasitaikančios šakos ir kelio nelygumai juntami žymiai stipriau. Netrukus keliausime toliau, tačiau stabtelėkime ir prieš atsisveikindami su mama Egle pasiklausykime jos įspūdžių po šio eksperimento etapo. Iš visų 3 vežimėlių tai labiausiai man patiko žydras, tai su dideliais ratais vežimas, nes amortizacija tai labai superinė, labai gerai, kai juda vaikas nejaučia. Dėkui mamai Eglei, o mes keliaujame toliau. Akmenukai. Jų pasitaiko daugelyje vietų, kaip ir čia, vaikų žaidimo aikštelėje, kurioje mamos lankosi dažniausiai. Kol vienas mažylis pramogauja, kitą mamoms tenka pavežioti. Kaip matome, tai ne itin lengva užduotis. Vienintelis didelių ratų klasikinis vežimėlis važiuoja lengvai, be jokių pastangų. Kitus stumiant reikia daugiau fizinės jėgos ir fiksuoti priekinius ratukus, kad šie neįklimptų ir netrukdytų važiuoti. O kaipgi smėlis? Juk daugelis mūsų vasarą poilsiauti išsiruošėme prie jūros. Pasivažinėjimai pakrantę labai malonus ir naudingi tiek mažyliui, tiek tėveliams. Tai ir jodo prisodrintas gaivus oras, ir švelniai besiritančių į krantą bangų raminantis ošimas, todėl vežimėlio pravažumas šiuo atveju itin svarbus. Pasirinkus manevringą važiuoklę, priekinius ratukus vėlgi patartina užfiksuoti. Vežimėlis klasikinė važiuoklė su dideliais pripučiamais ratais pasižymi itin geru pravažumu ir stumiant jį smulkių akmenukų danga ir per smėlį. Jau visai netrukus turėsime galimybę įsitikinti, ar vežimėliai įveiks grįstas senamiesčio gatveles. Ar mamytės nusprendę pasivaikščioti mieste ir išgerti šiltos arbatėlės pasieks kelionės tikslą. Kaip matome, visų vežimėlių lopšiai važiuojant akmenėmis grįsta gatvele gana intensyviai juda. Iš pažiūros visi vežimėliai atrodo vienodi.
Tik išbandžius kiekvieną atskirai bus juntami skirtumai. Vežimėlis su klasikine važiuokle iš pažiūros juda intensyviai. Tiesa, tai labiau siūbavimas, bet tikrai nepurtimas. Manevringi vežimėliai mažesniais ratukais gera amortizacija nepasižymi, todėl tokio senamiesčio grindinio reikėtų vengti. Bet jie neginčiamai pranašesni, laviruojant tarp kliūčių prekybos centruose. Man iš tiesų patiko vežimo lengvumas, patiko dideli ratai, kurie važiuoja per visur. Ir jeigu rinkčiausi, tai aš ko gero vis dėlto žiūrėčiau į važiuoklį ir ratus, pagrindinis dalykas. Man labiausiai patiko tas žydras vežimėlis, kurio didžiausi ratai, nes jisai tikrai labai minkštai važiuoja, manevringas. Ir kai su juo važiuoji, toks jausmas, kad kaip plauki ir vaikas nesikrato jame. Tai aš tikrai rinkčiausi su pačiais didžiausiais ratais. Viso eksperimento metu mus lydėjusi ir konsultavusi ekspertė prasitarė, kad daugiausiai tėvelių visgi renkasi vežimėlius su klasikine važiuokle. Jie įvardijami kaip patogiausi mažyliams, be to ir vežimėlių gamintojai dažnai mini, kad klasikinė važiuoklė skirta vaiko, o manevringa tėvų patogumui. Rinkdamiesi važiuoklę, tėveliai turi įvertinti ne tik vežimėlio svorį, funkcionalumą, bet ir savo gyvenimo būdą. Rudenį ar žiemą gimusiems vaikams labiau tiks uždaresnis, apsaugantis nuo darganoto oro lopšys. Reikėtų pasidomėti, ar visas medžiagas galima nuimti ir skalbti, ar lengvai ir patogiai tvirtinasi atskiros dalys ant vežimėlio važiuoklės, ar jis tilps į jūsų namų liftą, ar nebus per sunkus nešti laiptais, jei namie nėra lifto. O jau dizainas ir vyraujančios mados tendencijos skonio reikalas. Juo labiau, kad šiuolaikinės net ir tokios natūralios medžiagos kaip linas ar medvilnė nebijo nei drėgmės, nei nedidelio lietaus. Be to juk visuomet galima pasinaudoti vežimėlio komplektui priklausančią lietaus apsaugą. Kad tas pirkimas nebūtų tik tai paveiksliuko ir konkretaus vaizdo, bet pirkimas konkrečiai jau vežimėlio naudojimui. Lygiai kaip ir galimybė įdėti į vežimėlį 10 kg svorį ir jį pastumdyti, pabandyti su juo pamanevruoti. Nes vienaip jis važiuoja tuščias, kitaip jis važiuoja be abejo jau su vaiku. Taigi tikimės, kad mūsų eksperimentas padės jums įvertinti vežimėlį, kurį netrukus teks rinktis.